Pijus nusprendė išmatuoti ežero plotį. Štai čia tas plotis AB. Skirtingos ežero krantuose jis pasirinko 2 taškus, gal ten medžiai kažkokie auga, nežinau kas, ir išmatavo atstumus nuo taško O iki šitų taškų. OA atstumas buvo 120, o B atstumas 200. Tada jis pratęsė tiesę OA ir pažymėjo C tašką taip, kad OC yra 6, ir pratęsęs tiesę OB pažymėjo tašką D taip, kad OD yra 10. Klausia, koks ežero plotis, jeigu Paulius išmatavo, kad CD lygu 15 metrų. Pirmiausiai turėtumėm pastebėti, kad šitie trikampiai panašus. Kodėl jie panašus? Pirmiausiai, jie turi kampą vienodą, kampas AOB yra lygus kampui DOC, tie kampai kryžminiai, todėl jie vienodi. Na ir santykiai kraštinių AO padalinta iš OC yra tas pats, kas BO padalinta iš OD. Iš tikrųjų, 120 dalinant iš 6, aš gausiu tą patį, kas 200 padalinant iš 10, aš gausiu 20. Taigi mūsų trikampiai panašus pagal 2 proporcingas kraštines ir lygius kampus tarp jų ir panašumo koeficientas lygus 20. Taigi kraštinės AB ilgis bus 20 kartų didesnis už kraštinės DC ilgį. Tai bus 20 kart 15 ir lygu 300. Ežero plotis 300 metrų.